Dar viena pietinės dalies pakrantė. Čia labai toli reikia eiti, kad pasiektum bent jau vandens lygų sulig Bamba. Kaip matote, eina moteris, vedasi šunį ir jie jau pakankamai toli, tačiau vis dar pradžioje iki kelio ir šuo net neplaukia. Labai didelis atoslūgis yra ir valtelė savo ilsisi pakrantėje ir deginasi. Kol kas mažai žmonių, galbūt po poros valandų, kada saulė šiek tiek mažiau svilins, išlys vokiečių turistai ir ispanai pasižmonėt, savęs parodyti ir per bangas pašokinėti. Vėjas daug silpnesnis nei buvo vakar ir bent jau iš čia žiūrint bangos yra vaikiškos palyginus su tuo, kas buvo vakar. Mes sugrįšim į tą vietą, kur vakar teko pasimėgauti bangomis, tai pasižiūrėsim, kokios jo šiandieną yra, bet vėjas akivaizdžiai yra silpnesnis ir tas ne tik matosi, bet ir jaučiasi. Vos ne kaip su mašina, ateini, pastatai savo valtelę, įsmeigi kuolą į smėlį kaip čia ir eini savo reikalais. Ateina rytas, diena, sėdi atgal ir plauki kur tau reikia, jeigu yra vandens. Bet aš manau, jie žino, kada čia yra vandens, o kada nėra.